Labą dieną. Pradedam trečiąją skaičiuoklės, tiksliau baigiamosios skaičiuoklės užduoties dalį. Ir dabar aš paaiškinsiu, kaip sukurti vadinamasias stulpelinės diagramas, kurias reikia įkelti į dokumentą. Paspaudus šitą nuorodą mes ateisim šitą dokumentą. Čia reikia sukurti jo kopiją. Taip, nueikim sukurti jo kopiją. Taip, sukurti kopiją. Sukūrėm jo kopiją. Atkreipkite dėmesį, kad čia įrašykit savo klasės pavadinimą, ten, pavyzdžiui, 8a, koks nors 17, nu, tą dokumentą, kurį jūs ten turit. Ir dabar pereikim prie pirmojo štai čia turinio punkto, dalyko matematika, galutinių pažymių klasių pasiskirstymas. Čia mes turim nupiešti stulpelinę diagramą, kurią mes išgausim iš jau jūsų užpildyto dokumento. Taip, čia pas mus jau ta diagrama matosi, bet aš ją parodysiu, kaip ją dar kartą gauti. Primenu, kad antroji daly šitos didelės užduoties jūs užpildėt šitą visą lakštą pažymiais. Čia pas mane tik tai matematika matosi. Jūs, aišku, turite jau turėti ir visus kitus dalykus. Nu ir toliau šitoj vietoj, ten, kur pas mus yra pažymių klasės, kategorijos, pažymėkim šitą geltoną stulpelį ir laikydami Ctrl taip pat pažymėkim ir jam atitinkantį mėlyną stulpelį. Toliau spaudžiam įterpti diagramą ir šiuo atveju pasirinkam stulpelinę diagramą. Toliau nueinam prie tinkinti, nustatom gal fono spalvą geltoną, taip šviesiau matysis, galima trimatį vaizdą įjungti taip. Na ir toliau nustatykim diagramos pavadinimus, ašių pavadinimus ir taip toliau. Tai diagramos pavadinimas pas mus būtų matematikos pažymiai. Taip, matematikos pažymiai. Paryškinkim šitą. Toliau horizontaliuosios ašies pavadinimas, tai čia būtų pažymių kategorijos. Pažymių kategorijos. Taip, o čia ryškiai matosi, kad čia neigiami, silpni ir taip toliau. Paryškinkim. Na ir vertikalioji ašis, tai kiek atitinkamas pažymių kategorijos turi mokiniai. Kiek mokinių turi atitinkamas kategorijos pažymius, taip reikėtų sakyti. Tačiau ir parašykim mokinių skaičius. Taip, pas mane jau netgi šiuo atveju padeda pats dėdė Google'as. Taip, pas jūs greičiausiai nepadės, nes jūs pirmą kartą šitą visą darysit. Štai čia ir viskas būtų su konstravimu šitos diagramos. Toliau su Ctrl+C mes galim nukopijuoti šitą diagramą. Ir šitoj vietoj su Ctrl+V įkeliam. Čia paspauskime įklijuoti nesusėjus. Taip, ir įklijuoti. O, štai čia pirmas dalykas, matematikos dalykas pas mus jau yra sutvarkytas. Analogiškai sutvarkykit visus kitus dalykus. Nu, kitame filmuke mes pasižiūrėsim, kaip susidaroti su paskutiniuoju turinio punktu, tai praleistų pamokų histograma. Ačiū už dėmesį.